Na, tai Gabrielė, kodėl pasirinkai būtent pedagogikos studijas? Jau nuo 5 metų užsiemu sportiniais šokiais, tai šiuo metu esu profesionali sportinių šokių šokėja ir svajoju tiesiog atidaryti savo šokių studiją. Noriu dirbti tiek su suaugusiais, tiek su vaikais, tad pedagoginis išsilavinimas tikrai labai svarbus dirbant su vaikais. Ir noriu gilintis į jų psichologiją, galbūt turėsiu su specialiaisiais poreikiais vaikų. Tai irgi labai naudinga informacija. Tai kadangi jau baigiau savo šokių karjerą, tai noriu pagaliau pradėti dalinti savo žiniomis su kitais. Livija, tai kodėl pasirinkai pedagogikos studijas? Pedagogikos studijas būtent pasirinkau, nes pati lankiau šokius 10 metų ir mano vadovė buvo man labai didelis autoritetas, dėl to siekdama pati savo hobio ir svajonės, tiesiog panorau būti šokių vadovė, šokių mokytoja ir to siekti ateityje. Mūsų universitetas prie mūsų studijų gerovės prisidėjo tuom, kad yra labai nuostabi aplinka, kuri mus motyvuoja ir priverčia jaustis tiesiog šiltai ir gerai. Universitetas mums suteikia labai daug galimybių dalyvauti teatro ne tik užsiėmimuose ir įgyti nuostabios patirties, bet taip pat netgi sudalyvauti ir būti dalis nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriais. Tai šiose studijose sužinojome ne tik apie šokio pagrindus ar teatro pagrindus, bet taip pat sužinojome ir apie pedagoginius dalykus, tokius kaip įtraukusis ugdymas, specialiųjų poreikių mokiniai, mokinių psichologija, emocinis intelektas ir taip toliau. Mokytojas nėra tik profesija, tai misija.